Hei, sveiki visi. Čia ir vėl aš Viktorija ir vėl mano naujas video. Ir šiame video jums parodysiu, kaip pasigaminti štai tokius žiedukus. Čia vienas yra padarytas iš juodų ir iš baltų gumyčių. Vienas iš oranžinės ir oranžinės baltos tokia maišyta. O šitas yra iš šviesiai mėlynas ir tamsiai mėlynas gumyčių. Ir šį žieduką galima gaminti ir iš vienos spalvos gumyčių, galima iš dviejų, galima iš trijų, kaip jau sugalvosite. Ir šiam žiedukui tokio dydžio aš dėjau 10 gumyčių, po 10 gumyčių abiejų spalvų, taip pat reikės segtuko. Ir ragatkės arba 2 pirštų, arba 2 stulpelių staklių, kaip jau čia jums išeina. Taigi, aš imsiu ragatkę ir šį kartą darysiu iš juodos spalvos gumyčių ir iš tokios, štai tokios raudonos su baltu. Ir imu vienos spalvos gumytę, nesvarbu, kurią pradėsite gumytę. Ją apsuku ant ragatkės aštuoniuke. Tada imu kitos spalvos gumytę. Jeigu darysite iš tos pačios, tai darykite viską tos pačios spalvos gumytę. Imu kitą. Uždedu vieną gumytę. Ir vėl imu vieną gumytę, kaip yra apatinė gumytė. Ir dabar apatinėje gumytę kabliuku perkeliu į centrą. Kad ta gumytė būtų per abi dvi gumutes. Tada apačioje yra kita ta gumytė, tai dedu taip pat ant viršaus raudono su baltu ir apatinėje gumytę keliu į centrą. Dabar imu juodą gumytę ir apatinėje gumytę į centrą. Tada imu raudoną gumytę ir apatinę į centrą. Tai labai paprastas pynimas ir šį žieduką galite naudoti ne tik kaip žieduką, o galite jį uždėti ant LPS žaisliuko arba ant lėlytės, kuo puikiausiai tinka kaip lankelis. Galit pagaminti jį ilgesnį, trumpesnį. Štai taip pinasi mūsų žiedukas. Na, štai ir paskutinės gumutės.
Štai tokia pinutė gavosi. Ir dabar paprasčiausiai uždedu ant vieno stulpelio be 2 gumutes ir uždėsiu ant visų 4 gumyčių segtuką. Na štai. Uždėjau segtuką ir tada kitoje pusėje ant šių 2 gumyčių, kurios supinėte aštuoniuke. Štai taip ir žiedukas jau yra pagamintas. Galite pasipuošti. Arba, kaip sakiau, galit papuošti žaisliukus, LPS ar kokią lėlytę, ar dar ką nors, kaip sugalvojate. Štai tokie žiedukai. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir laukit kitų video. Ir sakau iki.